Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau iš Mildos klausimą apie maisto šildymą. Kaip geriausia šildyti sriubą? Ar ant viryklės, ar mikrobangų krosnelėje? Ar šildant maistą mikrobangų krosnelėje, ar ant viryklės, ar lieka kas nors maistingo jame? Tai iš tikrųjų, pirmiausia, Mildai norėčiau pasakyti, kad geriausia gaminti maistą šviežiai kiekvieną kartą, bet žinoma, esu pati mama ir iš tikrųjų ne kiekvieną kartą pavyksta gaminti šviežią maistą. Taigi, sriubą geriausia šildyti jos neužverdant, tai iš tikrųjų ant viryklės ir pirmenybę teikti virykliai, o ne mikrobangų krosnelėje. Kitas dalykas, reikėtų atkreipti dėmesį į du skirtumus. Tai iš tikrųjų, jeigu šildome maistą ant keptuvės riebaluose papildomuose ir mikrobangų krosnelėje, tai jeigu lyginame šitos du dalykus, tai iš tikrųjų mikrobangų krosnelė gali būti šildymo būdas, kuris bus sveikatai palankesnis. Tačiau jeigu šildome tiesiog orkaitėje arba keptuvėje ar puode, kuriame įpilame šlakelį vandens ir iš tikrųjų toks gaunasi kaip troškinimo efektas, tai iš tikrųjų teikti pirmenybę šildymui ant viryklės negu mikrobangų krosnelėje. Ačiū Jums ir būkite sveiki ir laimingi.